Tokia batų dėžė, ale, Basic Shoebox iš Depo. Su pora centimetrų yra viena iš, čia didžiausia mano kirmėlių dėžė. Grindalų. Kitas bandžiau mažesnės, gal patogu, gal tokia didelė, nebūtinai patogu, bet turėjau tokią dėžę, pilną senos grindalų košės, kurią atkabinėjau kitiems žmonėms ir liko man mažiau negu pusė. Ta prasme, pusė dugna buvo senos košės su grindalais. Ką padariau? Pasiėmiau kitą tokią pat dėžę ir išsimirkiau plytą kokoso durpių už porą eurų iš Depo. Man prisimirkė beveik visa dėžė. Tada aš ant viršaus uždėjau šiek tiek grindalų pakrapštęs nuo kitą indą, palikau drėgnai, čiut užbaršiau miltų. Tada paėmiau tą savo seną dėžę ir užbaršiau ant visos, tą seną durpę likusią užbaršiau ant viso to plotą. Ir dabar iš paviršiaus, nuo paviršiaus iki dugno kabinu, reiškia paviršių yra sena, su kirmėlėm, apačioje yra tuščia be kirmėlių, arba ten kirmėlių dar labai mažai. Ir dedu į savo naują indą. Ir įdėjęs į savo naujus indus, persiplovau. Ir šitą persiplovau, kur buvo pelėse, kur iškarčiau. Ir šitą 5 litrinį persipiliau. Ir dabar prisidėjau va tos naujos durpės ir ant viršaus kratau miltus. Viskas, visi 3 indai, 5 litrinis kibiriukas, šitą dėžutę ir šitą naujai prikrautą dėžę apibarstytą miltais. Daug nevarau. Čia gal netgi persistengiau. Bet yra geras skylės, kvėpuos. Dabar tegul dauginasi, nes čia dabar kirmėlių yra kol kas nedaug. Aš turiu pasilikę seną dar vieną dėžę, kurioje yra sena kirmėlių kultūra, o dabar naujas. Pasižiūrėsim, per kiek jos užaugs. Dabar sekantis žingsnis visą šitą tūrį permaišysiu iki dugno, nes dabar dėžės per sprindį čia atsilaisvina tas. Ant viršaus yra su kirmėlėm, apačiom be kirmėlių. Viską permaišysiu ir irgi užbarstysiu biškį miltų, bet tik biškį, nes man nereikia, kad čia aktyviai dauginus tokiam tūrį. Nes aš jos nepanaudosiu, tiesiog, kad būtų gyva kultūra. Durpės gerai permaišiau senas su naujom ir dabar užkratau miltų. Miltų užkračiau nedaug, kad iš bado jos nemirtų ir būtų gyvas, bet daug kultūros man nereikia, nes su tokiu durpių sluoksniu, kuris yra 3/4 aukščio, čia man pradės lipti viskas per dangtį ir aš net nesušersiu tokią kiekį. Tai vat, užbaršiau, kad jos būtų gyvas, galėtų maitintis, išlaikytų gyvybę, čia pirmam kartui, kitam netgi dar mažiau maišysiu. Kiek jos gyvena, aš iš tikrųjų nežinau ir man nelabai rūpi, bet aš žinau, kad beveik išdžiūvusiai durpiai, kurios nenaudojau kelias savaitės ir buvo palikta nedaryta, beveik išdžiūvo, tie kirminai buvo gyvi. Tai manau, kad ir čia gyvi bus.